Labas rytas, sveikinamės iš antros dienos, esame Ventspily, kur praleidom naktį, papusryčiavom ir esam pasiruošę leistis į kelią. Šiandien mūsų laukia 500 km vėl. Jo, iki Parno liktai rodo, iki sienos rodo 419 ir tada dar iki Parnų bus koks 80, tai va, 500. Šiandien nusprendėm biškį labiau disciplinuotai važiuoti. Stosim kas 105 km, kad taupyt laiką ir tikiuosi ryt ne naktį atvažiuosim. Tiksliau šiandien ne naktį atvažiuosim į vietą, nes vakar net negavom pavalgyti. 40 minučių laukia mūsų išsvajotų kebabų ir tada atšaukė užsakymą. Ir ėjom pasivaikščioti. Bet pirmas sustojimas dabar bus už 35 km. Taip, už 35 km stosim prie vieno didžiausių radijo antenų. Taip, 8 pagal dydį pasaulyje. Jo, didžiausia Šiaurės Europai. Tai va, tai sėdam ant moco, dar sustosim užsipilt benzo ir lekiam. Nu ką, leidomės į kelią, galiu papasakoti biškį įdomios statistikos. Tai mano trip vienas padėtis rodo, kad esam nuvažiavę 476 km čia nuo Vilniaus, bet ne visai nuo pradžios įsijungiau, tai dar reikia pridėti kokią 15 km, tai reiškia bus 490. Nu ir šiandien laukia panašiai, tai tikimės, kad judėsime šiek tiek greičiau negu vakar, bet bus matyti. Išvažiavę iš Ventspilio labai greitai pasiekėme kelią Birių paviršių. Ir nors iš pradžių tai buvo tiesiog kelio tvarkymo darbai, iškart už jų jau sukome į žvyrkelį smagiai vingiuojantį per mišką. Pasidžiaugę plačių miško greitkelių ir apšilę, jo gale nėrėme į siauresnį miško keliuką. Jo, offroadas. Bandom. Oi, kokį smagų miško keliuką įsukom, labai geras. Skirtingi paviršiai su daug smagių posūkių ir kalniukų tikrai išsklaidė visus užsilikusius miegus ir užkaitino kraują. Ryto žadintuvas. Šiek tiek jo paliekus, kelias iš 2 vėžų pasikeitė į vieną, kas davė dar kitokį prieskonį kelionės pradžiai. Ne pirmę važinėjome. Čia visiškai single trackas. Oi, labai gerai rytai toksai. Nedaug pavažiavus pamatėme ir savo pirmo sustojimo tikslą, tačiau atvažiavome ne visai iš tos pusės, todėl teko ieškoti apvažiavimo. Suradę jį ir pasiekę sustojimo tašką, supratome, kad daug naudos nepešime ir gražių vaizdų nepadarysime. Va čia ir ta garsioji lėkštė, bet dėja su dronu negalima skraidyti, tai paskrist negalėsiu. Bet per daug dėl to nenusiminėme ir toliau leidomės į kelią smagiaisiais miško keliukais, kurie atnešė ir vieną papildomą iššūkį – birų smėlį. Nuotykiaujam. Kai kur klampės vietas pavykdavo apvažiuoti. Čia reikia dėžiūnę užkabinti medžius. O kitur tekdavo rinktis tiesiausią kelią. Nuo kitais kartais pasirinkti apvažiavimai tik pasunkindavo situaciją. Jo. Gerai, kad mano klaida ir po to sekęs kritimas praėjo be nuostolių tiek man, tiek technikai. Todėl daug nesugaišę tęsėme kelionę toliau. Tuo metu dar nežinojome, tačiau šis pasivažinėjimas vis tik turėjo pasekmių, tačiau ne mano, o Dovydo motociklui.
važiuok šaliau, pavažiuosi išvis. Atvažiavam kažkur prie Švyturio. Čia visai netoliese turėtų būti. Čia net ne Švyturys, čia yra baterija kažkokia, šaudymo, kažkas tokio. Jo, geras. Kaip kietai atrodo. Wow. Po rytinio pasivažinėjimo Smėlyne biškį su Dovydo motociklu atsirado techninių nesklandumėlių. Važiuojant kažkas klaksi, įtariam, kad grandinė yra pertempta. Kaip ir galėtumėm patvarkyti teoriškai, bet vienas raktas nelabai atveržė grandinės užveržėją, tai tenka keisti mūsų maršrutą, važiuoti iki Tukums ir ten ieškoti serviso, kurie padėtų atsukti ir atlaisvinti grandinę. Tai, pasidžiaugiam smėliais, o dabar turim mokėti kainą. Džiaugiamės toliau. Deja, pavažiavę visai nedaug, pamatėme, kad problema kur kas rimtesnė nei pertempta grandinė. Teko stoti miške ir užsiimti remontų vietoje. Labai nepergyvenome, nes gan greitai radome problemą ir būdų ją išspręsti. Bent jau mes taip galvojame. Tai žodžiu, nusiėmę ratą pamatėm, kad po Dovydo motociklo kankinimo Smėlynuose pabiro vienas guolis. Tai lėkiau į Ventspilį, nupirkau naują guolį, suradau mechaniką, jį įdėjo ir parlėkėm atgal, dabar uždėsim ratą ir galėsim lėkti toliau. Bėda tik ta, kad jau beveik 3 valandos, o mes praktiškai niekur nenuvažiavę. Tai dėja daug Latvijos teto keliukų jums neparodysim. Bandysim kuo greičiau važiuoti į Parnu, kad ryt spėtumėm į Sarėmus. Tai tvarkomės ir lekiam. Vis tik tai nesutvarkėm. Ir pasirodo, subirėjo guoliai ne vienas, o visi. Na, bent jau dar vienas, tai tikrai, bet manom, kad turbūt visi bus, tai yra likę 2. Žodžiu, dabar mes judame su operatorium Luku į Rygą, o Dovydas pasiliko laukti autobusiuko, kuris jį irgi ten nuveš. Rytoj jau suderinom, kad tvarkysime motociklą pas vieną mechaniką ir sutvarkę žiūrėsim, kiek turėsim laiko ir turbūt teks perdėlioti mūsų maršrutą. Tai ką, keliaujam į Rygą ir žiūrėsim, kaip bus ten. Nors šią dieną daug kilometrų nenuvažiavome, bet visos problemos ir dėl to kilusi įtampa mus tikrai išvargino. Viešbutį Rygoje pasiekėme jau pilnai sutemus, o dar už kelių valandų atvažiavo Dovydas, pakeliui palikęs motociklą pas meistrus. Pavalgę kritome ilsėtis ir tikėjomės, kad 3 diena mums bus sėkmingesnė. Kad nepraleistumėte mūsų nuotykių 3 dieną, paspauskite subscribe mygtuką ir jei video patiko, like. Beje, jei jau dabar jaučiatės išsiilgę moto nuotykių, pasižiūrėkite Moto Fox ir jų visus nuotykių pasiūlymus šiltuose kraštuose. Iki greito!